Šiuo atveju naudojam tokią tą plokštę. Jinai šiuo metu yra pritrumpinta, bet kas yra gerai, kad jinai nėra 60, nes dažniausiai būna 60 pločio. Čia yra 1,20 m ant 2,40 m, tai tu jau automatiškai mažiau jungčių turi. Vėl čia yra vienas iš pliusų, medžiagų sutaupai, mažiau jungčių ir tikimybės, kad kažkur praleis orą. Iš sijo pačios mes ją tiesiog ir sumontuojam specialiom plokštelėm, kad laikytųsi ir mesraikčiais pritvirtinam. Visas jungtis, visus tvirtinimus užklijuojam juostą, kad nebūtų pralaidumų. Dėl atspindėjimo, kažką tai atspindi, bet esmė viso to yra sandarume. Gerai įsižiūrėjus matome, kokia yra sija pagaminta. Jinai turi daug briaunų, daug kampučių, tai čia reikėtų arba dėti prie jų šonų ploną vatą, kietą vatą, tuomet ten vėl keisti tos kryptis su storesnėm matom. Žodžiu, gaunasi daug žaidimo. Šiuo atveju pasirinktas yra pučiamos vatos variantas ir taip yra dažniausiai. Kuo sudėtingesnė konstrukcija, čia netgi ir žingsniai, kaip matot, yra skirtingi. Iš karto jau netinka standartiniai vatai. Jau greičiausiai iš anksto buvo žinoma, kad bus pučiama vata, nes netgi ir viršuje yra sumontuota priešvėjinė medžio plaušo plokštė, kas ir taip iš tikrųjų turėtų būti kietas pagrindas, į kurį mūsų vata remtųsi, kad nepūstų plėvelės esančias viršuje, tai sumontuoja plokštę. Tai čia yra toksai teisingiausias sprendimas pučiamoms vatoms.